Nu, dabar jau atiduok save klausytojui ir galvok apie tai. O po to eisime balso valdymo kursus. Aha, bet šiaip norėčiau. Jo, žinau, geri Povilas sakė labai. Nu, po to papasakosiu. Kūrybotyra. Sveiki visi, klausantis mūsų tinklalaidės Kūrybotyra. Už mikrofono yra Augustinas Balaišis. Ir Milda Gaulinė. O už pulto yra Jonas Matusevičius. Ačiū, Jonai. Džiaugiamės, kad klausote mūsų. Ir neriame tuomet į naują mūsų temą, naują tyrinėjimą, naują kūrybos atradimą. Ir šiandien aš moderuoju mūsų tinklalaidę. Augustinai, pasiruošęs išgirsti temą? Žinau, kaip ir kiekvieną kartą iš tiesų ir nerimas, ir jaudulys, ir toksai džiaugsmas, kad wow, nu dabar pažiūrėsiu, kas čia gausis. Toksai, na, žinai, kaip prieš išpakuodamas dovaną. Nežinai, ką rasi, bet įdomu, ane? Taip, tai tiesiog patarimas klausytojams, jeigu dovanojat dovaną, tikrai įpakuokit, žinokit, labai padeda. Taip. Dalį malonumo suteikia. Tai malonumas, kad būtų toks truputėlį šiandien kitoks, mes panagrinėjom temą, kuris skamba taip. Kūrybiškumas ir beprotybė. O, Dieve. Taip, skamba taip ir norisi man truputėlį panagrinėti šitą temą todėl, kad mes pasižiūrėtume, ar genialumas ir beprotybė yra du tos pačios monetos pusės elementai, ar čia yra kažkas kito. Nu, tai tu esi visiška beprotė. Visiška, pritariu. Aš žinok irgi. Ir kitų akise aš esu dar ir šizofrenikas. Algis Ramanauskas pasakytų, kad tai reiktų sakyti skizofrenikas. Tai taip, Algi, linkėjimai. Taip, tai iš tikrųjų mes čia ką kalbėsim ir kaip domėjausi šitą temą ir man apskritai yra šita tema jau įdomi nuo senesnio laiko ir pamatysim, kuo čia tas kūrybiškumas yra visiškai arti beprotybės, bet be abejo mes nieko čia nespekuliuojam, neskatinam ir tiesiog norisi patyrinėti tai iš skirtingų perspektyvų, gerai? Nu, man žinok yra baisu, nes jau kas apie mane ir šiaip nelabai buvo geros nuomonės, tai ko gero po šitos tinklalaidės tikrai galvos, kad visiškas idiotas. Nieko tokio, mes galim savo leisti čia truputėlį ir pakvailioti ir pabūti idiotais ir man atrodo, tai truputėlį ir išlaisvina tam tikrą prasme, nemanai? Nu, išsilaisvinkim. Nu, gerai. Paklausom. Taigi beprotybė ir kūrybiškumas. Iš tikrųjų klausimas yra toks, kuris vienyje šitą temą, ar didžiausi kūrėjai dažnai balansuoja ant tos psichikos sveikatos ribos. Juk mes esam ne vieną pavyzdį girdėję, kad yra garsių menininkų, kurie tikrai unikalius dalykus sukūrė, bet tuo pačiu jie gyvenime kovojo su tikrai sunkiais ir sutrikimais tam tikrais ir psichologiniam problemom ir dėmesio valdymo sutrikimais ir netgi depresijom. Ir be abejo tas beprotybės ir kūrybiškumas truputėlį, kai pagalvojam apie tą mum ir apie Vincentą Van Gogą, mes prisimenam, kad jis tikrai kaip genialus kūrėjas sirgo psichikos liga ir gydėsi psichiatrijos ligoninėje ir galiausiai tikrai nekaip baigėsi jo gyvenimas taip ganėtinai tragiškai. Mes turim ir iš rašytojų tarpo Virginia Woolf, kur jis sirgo bipoliniu sutrikimu ir turėtų tokių gilios depresijos ir sudėtingų tikrai asmenybinių bruožų, bet tuo pačiu net ir mokslininkai teigia, kad jos liga buvo neatsiejamai susijusi su jos meninė vizija, nors jinai pati laikė, kad savo ligą sekinančia kliūtim yra būtent kūrybai ir kūrybiškumui, nors vėliau, kaip matom ir nagrinėjom jos kūrinius, neįmanoma atsieti to nuo jos asmenybės tam tikrų dalykų. Nu, tai akmenukas tavo daržą irgi va šiandien vykdami įrašinėti Kūrybotyros tinklalaidės, ar ne, man parvežiai lauktuvių iš Druskininkų, gali gal klausytojams papasakot, ką padovanojai. Taip, tai parvežiau ženklelį įsisekti su užrašu nepyk. Man tiesiog patiko ta idėja, kad Druskininkai šių metų kultūros sostinė pasirinko šitą Čiurlionio žodį, kurį jis dažnai minėjo laiškuose, kurį dažnai kartodavo nepyk ir Druskininkai tikrai puikiai išnaudoja tą savo komunikacijoje, sukūrė ženklelį, sukūrė visą iniciatyvą, kur galima įsijungti į tą iniciatyvą nepyk ir net mieste ir paminklas su šitu užrašu užrašytas ir jie, kur tvarko gatves ir užtvėrė, yra gražiai taip įsivardinę, kad nepyk, tam, kad būtų gražu, reikia ir statybininkų, tai man labai patiko šitą idėją, tai va, aš tai parvežiau šitą ženkliuką. Tai man nereikia ir Van Gogo ir Čiurlionis irgi čia nėra labai populiari iš tiesų tema Lietuvoje ir
nežinau, kaip čia jie sureaguos ir klausytojai, bet ir pats Čiurlionis, jisai nebuvo tas sveikasis, ar ne, jisai tikrai buvo genialus žmogus, bet turėjo irgi, galit pasidomėti, kokią ligą sirgo ir kad artimieji žmonės irgi ir jo tos darbus, dalį darbų naikino ir ten ir yra baisių tokių nutapęs darbų ir velnių, tokių demonų ir panašiai. Tai mano, jeigu taip atliepiant tavo temą, įžangai galėčiau pasakyti, kad esu kažkada susimastęs, kad jeigu turėčiau laiko mašiną ir pavyktų aplankyti praeitį, kokius nors, tarkim, nežinau, indėnus, šamanus ir panašiai, keli šimtai metų atgal, kaip pavyzdys, jeigu pavyktų nusikelti, mano spėjimu tiesiog tokia, mano vaizduotė man padiktavo, pasakė, kad tikėtina, kad tas žmogus, tas šamanas, ko gero, sirgtų kokio autizmo, turėtų tam tikrą autizmo spektrą. Ir netgi Instagrame dabar nepasakysiu, nes vėlgi esu nepasiruošęs šiandien, nes tu šiandien rašysi šitai temai, bet seku tokį juodaodį tapytoją, kuris tapo dažnai užsimerkęs aukštyn kojom ir tapo to paveikslą tiesiog pagreitintai parodo filmuke, kaip jisai nutapo, apriečia aukštyn kojom, tai irgi genialus žmogus, bet genialus ne dėl to savo kūrybiškumo, bet dėl to, kad turi vienokį ar kitokį sutrikimą ir kuria tuos darbus. Irgi yra genialių žmonių, kurie turi tą fotografinę atmintį, ar ne, tai ar šičia yra kūrybiškumas. Jie mato tą vaizdinį ir gali po to jį tiesiog užpiešti, tu gali uždėti ant stiklo piešti, po to pakelti ir pamatyti, kad vienas prie vieno tas vaizdas su tavo piešiniu ir realybė sutampa. Tai jo, tas kur beprotybė, o kur yra kūrybinio raumens treniruotė. Tai čia yra, aš atsakant į šitą ir vedant toliau prie to truputėlį paaiškinimo, kaip čia visa tai yra susiję, tai norėčiau keletą tų teorijų paminėti, kurios ir būtent apibūdino šitai. Tai viena iš jų yra laisvosios asociacijos teorija. Tai ji būtent yra psichologinis procesas, kurio metu vienas žodis ar vaizdas spontaniškai sukelia kitą. Be logiško ar sąmoningos kažkokios kontrolės. Tai vienas iš psichoanalizės metodų. Ir šios netikėtos ir neįprastos asociacijos gali tapti naujų idėjų, metaforų, originalių sprendimų įvairių ir meninių įžvalgų šaltinių. Protas, žodžiu, nėra griežtai kontroliuojamas ir atsiveria tuomet netikėti ryšiai tarp sąvokų. Ir čia kaip pavyzdys, aš tau, tarkim, pasakau žodį blusa ir kokias tavo asociacijas sukelia ir gal tu net gali kažkokį keturilį dabar su šiuo žodžiu pasakyti. Labai įdomi metodika, įdomus būdas, bet aš irgi, kiek esu susidūręs su žmonėmis ir kada tu nori tokią, aš pavadinčiau, tai yra nurauta metodika, tokia nurautos galvos. Tai reiškia, čia ta gerąją konotaciją, tiesiog noriu pasakyti, kad daugelis žmonių bijo ir nenori pasirodyti kvailais, nenori nusišnekėti, ašgi suaugęs ten vyras, aš brandi moteris, ašgi taip nesielgsiu, baigtų, ką tu čia nusišneki, ne, aš to nedarysiu ir tas tokia labai yra pavojinga, kaip sakant, tai gera metodika, bet aš per kažkokius tai, tarkim, kūrybiškumo mokymus tikrai jos nedėčiau į pirmą vietą, reikia vis tiek tokio, bazo, tokio, kaip sakant, šiek tiek apšilimo ir taip jau iš karto į tokią drastišką, tokią nurautą metodiką, tikrai nepulčiau. Taip, čia nebūtinai eiliškumo tvarka, kurią pasakoju, juos ir galima naudoti. Tai dar vienas yra dopamino vaidmuo. Čia yra labai svarbus kūrybiškumui. Tai cheminė medžiaga, kaip žinot, perduoda signalus tarp nervinių ląstelių smegenyse ir kuo aukštesnis dopamino lygis, tuo susijęs jisai su padidėjusiu kūrybiškumu ir naujų idėjų generavimu. Tačiau tas pats dopamino padidėjimas siejamas ir su tam tikrais psichikos sutrikimais, kaip tarkim šizofrenija. Tai čia mes matom irgi dvi tas lazdos pusės. Viena vertus tai padidėjęs ir generuoja daugiau kūrybinių, kita vertus hiperpadidėjimas gali susijęs būti su tam tikrais sutrikimais. Bet be abejo nereiškia visiškai tai ir tikrai noriu akcentuoti, kad neteigiam, kad kūrybiškumas yra psichikos ligos simptomas. Tai tikrai nėra tai. Taip. Ir čia yra tiesiog palyginimas, kaip tai kartais truputėlį arti yra ir kokia riba jos skiria. Nes panašus tiesiog smegenyse vyksta neurocheminiai mechanizmai.
Tai čia su tuo paaiškinamu būtent. Bet dabar, žinok, kai tu tai pasakei, tai šiaip dar vienas toksai pastebėjimas, kad tikrai dar niekad neteko jie abu lazdos galų žiūrėti vienu metu, tai čia tokia gera metafora, pajuokaujant, bet žinok, esu kažkur tai skaitęs irgi tyrimą tokį, dabar irgi nepasakysiu nei kurioje šalyje atliktas buvo, man atrodo, atliktas Europoje, bet buvo pasakyta, kad praktiškai kuriantys žmonės, jie, jeigu neturi kažkokio tai spektro, bet yra labai netoli jo, tam tikrą prasme. Tai, na, čia reikėtų vėlgi pasitikrinti, bet bent jau atmintis man tokį dalyką liktais išmetė. Tikrai gali būti. Dar viena iš tokių teorijų yra paviršiaus slopinimo teorija. Kaip? Paviršiaus slopinimo. Okay. Tai labai kūrybingi žmonės gali turėti mažesnį gebėjimą filtruoti nereikšmingą informaciją. Jiem atrodo, kad įvairūs dalykai yra pakankamai reikšmingi. Ir dėl to jie gali būti linkę pastebėti tos subtilius ryšius, detalės ir galimybės, kurių kiti, tarkim, nepastebi, nes jie tiesiog mano, kad tai nereikšminga. Ir sumažėjęs, būtent tas informacijos filtravimas yra vienas iš simptomų būdingų tam tikriems vėl psichikos sutrikimams. Tai žodžiu, čia, kaip ir sakai, negali žiūrėti į lazdą, į abu galus vienu metu, bet rodo, kad panašus kognityviniai tie mechanizmai susiję ir su kūrybiškumo lygiu, tiek su tam tikrom psichiniam būsenom. Bet be abejo, tie neurobiologiniai ir kognityviniai mechanizmai susiję ir su būtent kūryba. Ir tikrai mes čia neromantizuojam psichikos ligų kaip kūrybiškumo šaltinio, tikrai to nedarome. Tiesiog yra nemažai atvejų, kai jie ganėtinai lygiagrečiai eina. Gal turit dar kokių pavyzdžių su menininkais arba... Jo, tai netgi ir tavo tos kognityvinės visos tos, kaip sakant, tie ryšiai yra labai susiję su kūrybiškumu ir šiaip yra labai daug įdomių, iš tikrųjų, neuromokslininkų tyrimų ir metodikų, kurios netgi pasakius tam tikrą žodį, kaip ir tu sakai, tą pačią blusą, arba netgi nusimačius tam tikras taisyklės, mes galime save prisiversti kurti. Ir, na, jau ankstesnėse tinklalaidėse esu užsiminęs, kad kūrybiškumas tai yra bent vienas apribojimas. Tai irgi labai įdomių tokių tyrimų yra atlikta, netgi esame girdėję tikrai ir nekada vieniems žmonėms duoda vienai grupiai kažkokią vieną užduotį, kitai grupiai lygiai tą pačią užduotį, bet pasako skirtingus žodžius, vienus pagiria, o kitiem padaro kaip iššūkį. Ir rezultatas gaunasi labai, na, sakyčiau, drastiškai skiriasi ir sekasi tiem labiau, kurie nebuvo pagirti, o kuriem buvo duotas didesnis iššūkis. Tai kalbant iš esmės apie ne tik tais apie sutrikimą, bet iš esmės apie tą patį žodį ir žodžio galę, apie kalbą ir kalbos galę, ką mes labai dažnai nuvertiname, tai, kaip sakant, žodis ne žvirblis, bet žodis gali būti kulka, gali būti šūvis, gali būti, na, gali kažkas kristi negyvas, kažką gali būti vaistas. Gali būti ir vaistas, gali būti palaikymas, tai yra labai labai daug ir mes, sakyčiau, kad tiesiog, na, pervertiname žodžio galę, kalbos galę ir kartais tikrai, aš nesakau, aš esu kažkoks nepaprastas ir tos klaidos nedarau, bet kartais tikrai labai gailiuosi už kažkokį vieną kitą neatsargiai pasakytą žodį ir tikrai dėkoju visiems savo draugams, savo rato žmonėms, kurie man, na, tą dalyką atleidžia, užsimerkia, neišgirsta arba tiesiog, na, praleidžia pro pirštus. Taip, tai žodžio galia tikrai labai svarbi ir man buvo iš tos pusės dar įdomu labai pasižiūrėti, ką tie menininkai, kurie kovojo ir truputėlį gyvenime patyrė daug iššūkių su būtent kažkokiais psichologiniais iššūkiais, kaip jie įdarbino kūrybiniam tai procesam ir pavertė savo ne kažkokią silpnybę, o galia. Tai koks nors bus išradėjas arba mokslininkas Edisonas, ne, kažką esu girdėjęs ir jo mamos istoriją. Taip, mokslininkų irgi nemažai. Yra jie tikrai irgi prie to prieja, nes gaunasi, kad, žodžiu, tu kažkur vis atsimuši į sieną, patiri tam tikrų iššūkių ir sunkumų. Bet ir iš menininkų, tai vieną tokį galiu papasakoti Jojo Kusama, Infinity Rooms, jeigu teko girdėti jos kūrybinius sprendimus, tai ji labai nuo pat vaikystės, nuo 10 metų netgi
kentėjo nuo patiriamų vaizdinių, visur matydavo taškus ir tiesiog tokias kaip haliucinacijas patirdavo taškų. Bet mes, jeigu pasižiūrėsit Infinity Rooms, daug instaliacijų, daug įvairių meninių sprendimų, kurie ją būtent išgarsino, va tie taškeliai. Tie moliūgai su taškais ir daug įvairių sprendimų ir Venecijos bienalėje dalyvavo ir, žodžiu, pasižiūrėkit Kusamos darbus. Tikrai labai įdomus, tai viena vertus ji kentėjo pati ir nuo to patyrė įvairių sunkumų, bet kita vertus jį rado iš to, kaip išeiti ir surado tokį išsigelbėjimo ir terapiją ir kaip jinai pati sako, aš dirbu netgi garbaus amžiaus būdama, dirbu po 6 valandas, nuolat dirbu ir tuomet, žodžiu, savo terapiją tokią susiradau. Kalbant apie menininkus ir kūrėjus, ar ne, kaip tu klausi, tai dar mane kažkiek irgi gąsdina, kada tu sužinai, kad, kaip ir tu pastarąjį atvejį paminėjai, ar ne, kada žmogus turi kažkokią tai kančią, patiria skausmą, bet tuo pačiu sukuria kažką tokio, estetiško, konceptualaus, įsimintino, gražaus, sukrečiančio ir kiti ateina ir žavisi. Vat man irgi tas toksai virpuliukai eina, kada tu klausaisi muzikos, pavyzdžiui, ir žinai, kad ten žmogus tenai sirgdamas ten kokio nors patirdamas skausmą ten ar kokio nors neišgydomą ligą turėdamas, kur ten, iš esmės kažkas yra neįtikėtino ir baisaus, o mes klausomės jo kūrybos, bet nesusimastome apie patį kūrėją. Taip. Tai man visada iš tikrųjų būna įdomu pasidomėti to ir kūrėjų. Mes žinom ir Davidas Linčas, kuris kentėjo nuo tam tikrų, jisai atrado meditaciją ir filmų kūrimą, kaip išsigelbėjimą nuo patiriamų stiprių įtampų. Žinom ir net ir vienas iš tų pavyzdžių, Anos Frank dienoraštis. Jis sudėtingose situacijose rado savo pabėgimo ir tam tikrą terapijos būdą rašydama dienoraštį, kurį mes paskui skaitom ir žinom kaip visai puikų to laikmečio ir istorijos liudytoją. Aš tai prisipažinsiu, aš tą knygą pradėjau skaityti ir man buvo per sunku, aš nežinau, gal kaip ir tu kažkada sakiusi esi, kad dar gal nelaikas, tai pradėjau skaityti ir supratau, kad dar reikia palaukti. Taip. Dar iš tų pabėgimų ir savipagalbos būdų galit visai pasiklausyti. TED Talks yra Kate Moore, viena iš kalbų, kaip jai būtent kūrybiškumas padėjo išsivaduoti iš panikos atakų. Jinai patirdavo tikrai panikos atakas netgi iki 20 per dieną. Ir jinai rado būdų, kaip tai nugalėt, žodžiu, klausydama, stebėdama įvairius netgi stand-up komikų pasirodymus, įvairius kūrinius skaitydama, meno terapijas naudodama. Ji būtent rado išeitį ir tą psichologinės problemas irgi išsprendė tokiu būdu. Tai visai įdomi tema, kad būtent tas kūrybiškumas, beprotybė gali būti iš beprotybės į kūrybiškumą atvest. Dabar, kaip pasakyti, tai žinok, irgi prisiminiau TEDo yra paskaitos TED.com ir Amy Cuddy ir yra jos garsi paskaita Fake it till you make it. Jinai irgi, nenoriu čia išduoti visų niuansų, bet pasakoja, kaip jinai patyrė tam tikrą traumą. Autoįvykyje susižalojo galvą, buvo po to nustatytas irgi tam tikras vystymosi sutrikimas, kad jai truputį tam tikras atsilikimas, nežinau kaip čia įvardinti. Ir jinai po to surado metodiką, kaip jinai gali tai pasikelti testosterono kiekį, ar ne, ir moters kūne estrogenas, pagrindinis hormonas. Testosteronas yra vyriškasis, kad to drąsos įgautų ir taip toliau, ir ta kalba yra turinti labai daug peržiūrų, labai motyvuojanti, tokia labai stipri ir daugeliui žmonių yra padėjusi, bet po to mokslininkai pasako, kad tas dalykas iš tikrųjų neveikia ir čia tokie dalykai, čia nenusišnekėkit, taip nevyksta. Tai kaip bebūtų, ką norėčiau galbūt atsakant į tavo tą klausimą, pasakyti, kad yra toks kaip ir placebo efektas, ar ne placebas, kada tu geri arba tenai kokią nors sučiulpi tabletę, kur yra tiesiog cukrus ir tau pasako, kad yra vaistas ir mes turime tą savigydą, ar ne, kada mes galime paveikti save. Tai tiesiog irgi norėčiau galbūt klausytojų atkreipti dėmesį, kad netgi mūsų tinklalaidėje vardinamos metodikos dar nereiškia, kad jos tikrai padės
suveiks ir kad tai iš viso yra moksliškai patvirtina. Kartais ir nereikia to mokslinio patvirtinimo, kad tai mums padėtų ir ne tik tais kūrybiškumui pasireikšti, bet ir spręsti problemas. Tikrai taip. Čia kiekvienas turėtų atrasti, kas jam veikia, nes be abejo, kad mes ir rekomenduosime moksliškai pagristas ir įrodytas, bet nebūtinai kažkuriam žmogui tai konkrečiai suveikti gali. Tai tikrai pritariu. Man dar viena įdomi iš šių temų kūrybiškumo ir beprotybės, tai yra beprotybė, bet tuo pačiu kitų laikmečių ir kitų laikų ir kitoje aplinkoje, tai yra inovacija. Ką manai apie tai? Nes mes galim pasižiūrėti ir apie šių laikų veikėjus ir Elonas Muskas, ir Steve'as Jobsas, ir John McCain. Žodžiu, jie viena vertus kai kuriuose situacijose, taip, jie laikomi tarkim, kokiais lengvais pamišėliais, bet to pačiu jie yra inovatoriai. Ką manai apie tai? Jeff Bezos, taip. Aš kažkada galvoju apie tos garsiosius žmonės ir neseniai čia kažkada skaičiau Billo Gateso dukra prasitarė, jos buvo paklausta irgi kažkokioje tinklalaidėje, kaip tavo tėtis reaguoja, kai tu atsivedi vaikiną, kitą vyrą į namus, ar ne, nes tavo tėtis vienas turtingiausių žmonių pasaulyje. Ir jinai prasitarė, kad ten turi, man atrodo, Aspergerio sindromą, dabar Aspergeris iš viso nėra nuo 2013 metų, man atrodo, priskiriamas kaip ten prie daugiau, nebelaikomas atskirų sutrikimų. Bet ir tiesiog toksai, jisai kaip ir įvardino, kad niekuo jisai nebendrauja su tai žmonėm, nesidomi, dažnai kartoja kažkokią frazę ir tas neįvyksta. Tai jo, kartais atkreipiame dėmesį, juk taip į tos garsiosius žmonės, kas jie tokie, kodėl jie tokie ir netgi klausimas, kodėl, pavyzdžiui, tie pirmūnai, kurie kaip čia gerai mokosi, ar ne, mokykloje zubrina, labai geras žodis, ar ne, viską iškala, po to kartais, turėdami netgi tą žemesnio lygio emocinį intelektą, ne taip gerai, ne tokių didžiulių ir gerų pasiekimų pasiekia savo gyvenime, karjerą ir panašiai, labai dažnai tų vidutiniokų arba žmonių, kurie turi ne aukštą intelekto koeficientą. Arba tų blogiukų netgi. Būtent ir turėdami, pavyzdžiui, tiesiog žemesnį emocinį intelektą, jie dažniau ir taip gerai gyvenime ir nepavaro, nepasiekia ar ne tiek daug. Iš tikrųjų toks būna truputėlį paradoksas, kad kartais susitinki ten po klasės baigimo tiek ir tiek metų ir pamatai, kad tie, kurie prasčiau mokėsi, bet buvo gal akiplėškesni ir tokie drąsesni, netgi daugiau ir pasiekė už tos, kurie tiesiog daug mokėsi ir stengiasi, bet ne visada tas faktorius nulemia. Mokykla man iš viso yra tokia, nežinau, labai skaudi tema ir patyčių atveju čia gal iš viso galima būtų kažkada padaryti ir tą temą apie patyčias ir kūrybiškumą ir nežinau, ko gyvenime nepasilgstu mokyklos ir tų visų prisiminimų. Ir yra taip, keli mokytojai, yra klasiokai, su kuriais bendrauju, bet bendrai paėmus tikrai mokykla, bent man tai nebuvo antrieji namai. Tai šitas dalykas tai toks irgi labai įdomus ir, aišku, nebuvo nei tų socialinių darbuotojų, tokie laukinėse, kaip sakant, vakaruose esu užaugęs ir nei policijos, nei apsaugos, žodžiu, nei medicinės pagalbos, būdavo seselė, kuri tenai kartais kažką paskiepydavo, bet nei tokių sutramdymų ir ten psichologinis smurtas, fizinis smurtas, baimė išeiti iš mokyklos pereiti iki stotelės ir taip toliau, tai čia irgi galvoju, kiek tenai visko yra, ten kiek yra ir kaip dabar kas darosi šiais laikais, kiek tų sutrikimų yra ir kaip sunku dirbti, pavyzdžiui, mokytojam, kuriem neskiriamos iš viso tie neskirimi tie asistentai, kur turi su spec poreikiais vaikai, jų yra įstatymiškai pribotas kiekis ir kaip jie viską gadina, ką jie sako, kokias frazes šneka. Nusižudyk, mirk ir visa kita, ir taip, kažkas neįtikėtino, tarsi, kas vyksta, tai jo, tai labai labai, tas dalykas, aš netgi sakyčiau, tavo puikia tema, dar norėčiau irgi pareplikuoti, pasakyti, kad irgi daugelį Lietuvos gyventojų, kurie yra didžiąją dalį gyvenimo savo praleidę okupuotoje Lietuvoje arba
tame pilkame laikotarpį laukiniais 90-aisiais, ankstyvaisiais 2000-aisiais metais, jie net neįvertino tokių dalykų, kad dažnai mes net nešnekėdavom apie kažkokius tai nerimo sutrikimus, ar ne? Nepaslaptis, kad vaikai... Dėmesio koncentracijos, disleksija, pavyzdžiui, skaitimo, negebėjimas skaityti arba susikaupti arba rašyti savo minčių, negalėjimas išreikšti. Ir tų, atrodo, dalykų nebuvo, dabar žiūrėk čia kaip tie lietaus vaikai vadinami, ar ne, kiek jų yra daug ir čia tos temos yra tokios, kad juk anksčiau taip nebuvo, o dabar pažiūrėkite. Tai iš tikrųjų buvo, tiesiog nebuvo tam skiriamas dėmesys ir kiek žmonių, turėdami sutrikimus, esu girdėjęs ir iš savo artimų ratų, kad žmonėm sulaukusiem 40 metų yra diagnozuojamas irgi vienoks ar kitoks sutrikimas ir tada kai kuriems aplinkiniams tai būna šokas, bet aišku, kai kam galbūt ir pasikeičia bendravimas, noras susitikti, kalbėtis ir taip toliau, bet jo, taip yra. Tai apibendrinant, mes tikrai galim taip finalizuoti, kad tas kūrybiškumas ir psichikos sveikata yra sudėtingi ir labai daugelypiai reiškiniai. Ir tik tai man norisi tokie, nebūt čia irgi negatyviai vien ir pesimistiškai, kad yra tikrai įvairių būdų, kaip galima truputėlį iš vieno žodžių kraštutinumo į kito pasisemti idėjų, tai su tom pačiom psichiniam sveikatom ir sutrikimais mes turim puikiausių įvairių terapijų, tai ir dailės terapijos, ir rašymo terapijos, ir daiktų perdirbimo ir perkonstravimo yra įvairios terapijos, kurios būtent padeda tapti labiau kūrybiškesniem, o kūrybiniem žmonėm, tai be abejo, žinant tam tikrus elementus, kuriuos ir šiandien apkalbėjom, ir tam tikras teorijas, kaip ir laisvosios asociacijos teorija, ir ta dopamino vaidmens, ir paviršliaus sulopinimo, žinant tuos dalykus, galima truputėlį irgi ir įkvėpimo iš to pasisemti. Visiškai sutinku, aš netgi dar tau pritardamas norėčiau pasakyti, kad aš kartais ir pavydžiu tiem žmonėm, kurie yra tikrai kūrybiški, turėdami vienokį ir kitokį sutrikimą, bet tuo pačiu suprantu, kad pavydėdamas aš kažkiek tais ir džiaugiuosi, kad aš to neturiu ir, yra tikrai daug kitų priemonių, kaip galima tapti kūrybišku. Ir čia galbūt yra visuomenės toksai požiūris, kad jeigu tu esi taip kabutėse prie meno, ar ne, prie meno, tai tada jau čia kažkas tam yra negerai, jeigu tu esi kuriantis. Tai tikrai taip nėra ir, netgi iš pačios praktikos, kiek matau, kaip žmonės patys perlipa per save, iššoka virš bambos ir tikrai gali save sulaužyti, perlaužti ir tapti kūrybiškesniais. Taip, tai čia mes ir tada pabaigai pasidalinam kiekvienas po metodiką, dar vieną naują, kuri gali padėti tą kūrybinį raumenį patreniruoti. Aš turiu tokią vieną iš metodikų, yra smėlio dėžės metodika. Čia su šuniuku ar be? Ne, čia be šuniuko. Žodžiu, yra taikoma rimtiem ir netgi ir vaikų, ir suaugusių tam tikriem psichologiniam sutrikimams spręsti. Tai yra smėlio dėžė ir įvairios figūrėlės ir žmogus dėliodamas toj smėlio dėžėj siužetus su figūrėlėm ir visiškai nekalbėdamas. Specialistas tuo metu šalia būdamas, jisai perpranta tam tikrus visus giluminius sluoksnius ir pamato, kas yra už tos žmogaus slepiasi ir kokios istorijos gimsta. Ir jisai būtent gali jam padėti, netgi žmogui nekomunikuojant to verbaliai. Labai puikiai metodika, iš tikrųjų nebuvau girdėjęs. Būtinai dar padiskutuosime, man papasakosi plačiau ir ją tikrai norėsiu išmėginti. O mano metodika vadinasi angliškai random entry. Tai vadinasi toksai atsitiktinis, toksai, aš vadinčiau, nenoriu po žodžiu versti, toksai atsitiktinis šūvis. Tai reiškia, kad jūs turite kažkokią problemą, kurią norite įspręsti, kaip pavyzdys, arba atsakyti į kažkokią tai klausimą, ką reikia daryti. Ir iššaunam kokį nors visiškai atsitiktinį žodį. Kaip tu sakai blusa, aš sakysiu dramblys. Taip. Gerai, turim dramblį, turim problemą. Kur judam toliau? Kas bus? Mūsų resursas yra dabar dramblys. Pradėkim spręst, ką galim su drambliu padaryti. Galim jį nužudyti, galim iškepti. Ką dramblys turi? Turi straublį turi nosies, galiai turi plaukų, turi iltis. Ką galim iš to daryti? Ką galim padaryti? Galim užsidirbti pinigų. Užsidirbę pinigų, kiek gautum, kaip spręstum, ką samdytum ir taip toliau. Gal pakeliauti kažkur galim su drambliu. Bet ne tik tais, ar ne? Galima užsidirbti ir pakeliauti, galima riešutus traiškyti ir visą kitą, bet turint tokį visiškai atsitiktinį resursą, žodį, tai gali būti nebūtinai daiktavardis, gali būti veiksmažodis, gali būti, koks nors priešdėlis ir taip toliau, iš viso atsitiktinis šūvis ir galvoti,
Pavyzdžiui, jeigu aš pasakysiu žodį ir, kaip dabar su to ir išspręsti, ir. Tai yra puikiai metodika irgi ieškoti atsakymų. Ir vėlgi grįžtam prie to paties, kad kūrybiškumas tai yra bent vienas apribojimas. Šiuo atveju dramblys. Šiandien tikrai taip. Ačiū labai tada už pasidalinimą, tikrai įdomi metodika ir išbandysiu ją. Tikiuosi ir mūsų klausytojai išbandys. Ir kurie nespėjote išgirsti, tai mes pasidalinsime ir komentaruose. Tai prenumeruokit tinklalaidę mūsų Spotify kanale, YouTube kanale, klausykitės, rašykit mums komentarus, galit kritikuoti, galit išvadinti kūrybiškais bepročiais, mums viskas tinka. Ačiū labai. Ačiū Milda už puikią temą, ačiū Jonui Matusevičiui, kuris ir režisavo ir šiandien mus įrašinėjo. Tai buvo tinklalaidė Kūrybotyra su Milda Gauliene ir Augustinu Balaišiu. Ačiū visiems ir iki kitų pasikalbėjimų. Iki. Kūrybotyra.